Automatinė pavarų dėžė. Tai yra dalykas, kuris palengvina vairavimą daugybei vairuotojų, tačiau norint, kad ji veiktų sklandžiai, turime ją atitinkamai ir prižiūrėti. Kaip tą daryti ir kaip prailginti jos tarnavimo laiką? Apie tai šiandien jums ir papasakosime. Ilgą laiką buvusios prabangos atributų automatinės greičių dėžės šiandien jau nebestebina nei kompaktiškų ir nebrangių hatchbackų, nei greičiausių ir galingiausių pasaulyje automobilių vairuotojų. Modernios automatinės pavarų dėžės suteikia sklandesnį bei tolygesnį įsibėgėjimą, komfortą ir gali užtikrinti geresnę degalų ekonomiją. Tačiau norint mėgautis visais jų suteikiamais privalumais, būtina žinoti tam tikrus eksploatacijos niuansus. Pavyzdžiui, nebūkite suklaidinti kai kurių gamintojų naudojamų terminų. Kai kurie gamintojai rekomenduoja alyvos nekeisti. Ta alyva vadinama lifetime, ilgo laiko veikimo alyva, bet tai nereiškia, kad mes tos alyvos nekeisim. Tai dažniausiai gali būti paskaičiuotas automobilio eksploatacijos metu, kol yra garantija. Jei įsigijote naudotą automobilį su automatinė pavarų dėže, kurio rida didesnė nei 100 ar 150 tūkstančių kilometrų, tačiau neturite jokių jo priežiūros istorijos įrašų, kurie patvirtintų pavarų dėžės tepalo keitimą, patartina nuvykti į servisą ir įvertinti, ar reikėtų atlikti aptarnavimą. Pavyzdžiui, dėvintis pavarų dėžiai susidaro metalo dulkių ar net drožlių, kurios gali užkimšti tepalo filtrą bei trikdyti kitų svarbių komponentų veikimą, o galiausiai pavarų dėžę sugadinti nepataisomai. Atliekant automatinės greičių dėžės aptarnavimą, nupilus alyvą, jei mes pastebim, kad alyvos konsistencija, spalva netitinka reikalavimų, turim pradėti daryti aptarnavimą pilnai. Nes kadangi kietos dalelės įvairios užkimša filtrus, tampa nesklandus automobilio greičių dėžės veikimas. Priklausomai nuo tepalo būklės gali tekti atlikti dalinį arba pilną pavarų dėžės tepalo keitimą. Dalinio aptarnavimo metu pakeičiama 40–60% tepalo ir šis sprendimas tinka tiems, kurių pavarų dėžė nerodo jokių veikimo sutrikimų. Tai yra pavaros perjungiamos švelniai, be delsimo, nėra vibracijų. Jei pastebimas netinkamas pavarų dėžės veikimas, gali tekti atlikti pilną jos aptarnavimą. Kai kuriems automobilių modeliams, norint tai atlikti kokybiškai, pavarų dėžę gali tekti ir išmontuoti. Prieš 20 metų Volkswagen pristatė pirmąją dvigubos sankabos automatinę pavarų dėžę, kuri į automobilius pradėta montuoti serijiniu būdu. Jis sukėlė tikrą revoliuciją, nes veikia greičiau, tiksliau ir efektyviau nei tradicinės automatinės greičių dėžės, tačiau tuo pat metu yra reiklesnės priežiūrai. Norim kreipti dėmesį į greičių dėžės, kuris turi dvigubą sankabą. Jos reikalauja dažnesnio alyvos keitimo ir tas keitimas turi būti vykti nerečiau kaip 60 000 kilometrų. Palyginus su kito tipo automatiniam greičių dėžėm, kuriom yra aptarnavimas daromas kas 100–120 000 kilometrų. Nepriklausomai nuo to, kaip skrupulingai prižiūrėsime automatinę greičių dėžę, jos komponentai vis tiek natūraliai dėvisi, tačiau yra būdų, kaip jų tarnavimo laiką prailginti. Automatinių greičių dėžių retiklizantas sukuria apsauginį sluoksnį ir prailgina greičių dėžės tarnavimo laiką. Šiuo atveju būtina pabrėžti, kad revitalizantai nepadės pašalinti pavarų dėžės veikimo sutrikimų, bet jei viskas veikia, kaip priklauso, papildomos priemonės gali padėti gerą būklę palaikyti ilgiau.